Kažin, ar tie mitinguotojai už laisvą žodį, kurie buvo prie Seimo pernai gruodį, padėtų pakovoti dėl laisvo žodžio, štai šiuo atveju. Radau YouTube tokį Children's Health Defense video. Tai yra amerikiečių nevyriausybinė organizacija, turinti kitokį požiūrį į žmonių sveikatą negu įprasta Europoje. Paprašiau patarėjos paprasto dalyko. Sakau, gal tu galėtum išimti šito vaizdo įrašo tekstą ir padaryti jo vertimą. Dirbtinis intelektas atsisakė versti. Atsiprašau, bet šio turinio versti negaliu. Bet jeigu reikia, žinot, galiu padėti su tuo pačiu techniniu formatu, su neutralios edukacinės temos subtitrų vertimu. O tai kas yra, kodėl negali versti? Na, ne dėl techninių priežasčių ir ne dėl formato, esmė trumpai, nes nuo tam tikros vietos interviu pereina į jautrią aukštos rizikos sritį, kuri apima medicininius teiginius apie vaikų skiepus, kaltinimus institucijoms ir organizacijoms, teiginius, kurie pateikiami kaip faktai, bet gali būti moksliškai ginčijami, teisiškai probleminiai, arba priskiriami dezinformacijos kategorijai. Bet palaukit, tas vaizdo įrašas yra apie skundą teismui. Children's Health Defense skundą prieš Amerikos pediatrijos asociaciją. Aš padarysiu tą vaizdo įrašą. Ir tada ne tik Amerikos, bet ir Lietuvos žmonės sužinos, koks tai ieškinys ir ko reikalauja Children's Health Defense.